Sveiki visi atvykę dar vieną video, labai svarbi apžvalga atėjo iš Kinijos, tai yra iš antros pagal dydį pasaulyje ekonomikos, labai svarbios naujienos ties jų makroekonomika, kurios labai stipriai paveiks kriptovaliutų rinką ir galbūt duos jau startą arba duos labai gerą pradžią tam kriptovaliutų bullrunui, kurio mes laukiam. Taigi labai daug teigiamų naujienų vyksta, kurias šiandien ir aptarsime visus grafikus, kaip visada, ir visą svarbiausią informaciją, taigi žiūrėkite nuo pradžios iki galo. Taip pat nepamirškite, kad aprašyme visada įdedam labai naudingų resursų, tai reiškia yra mūsų nemokama Telegramo grupė, yra jeigu norite pradėti prekiauti su Bybit, su brokeriu ir gauti net iki 30 000 bonusų depozito nemokamų, tai irgi linkas apačioje prisijungti ir taip pat galite peržvelgti mūsų mokymus, dabar yra pats geriausias laikas pradėti mokytis, investuoti ir prekiauti rinkoje. Neseniai pridėjome daug papildomų pamokų savo studentams, kurie išmoks apie geriausius altcoinus, apie indeksus, apie makroekonomiką, apie techninę analizę ir visą svarbiausią informaciją. Tai dabar nieko nelaukia, keliaujam tiesiai į apžvalgą ir pradedam nuo didžiausių ir įdomiausių naujienų, kurios atėjo iš Kinijos. Taigi China's bold stimulus measures won't save its flagging economy. Tai iš esmės Kinijos ekonomikai buvo labai prasta situacija pastarosius 3 metus, nors galbūt, kas mažiau domisi, iš šono atrodo, kad Kinijai visai neblogai sekasi, bet pas juos buvo didžiulė defliacija ir iš esmės tiesiog prasta ekonominė situacija ir defliacija tęsiasi labai ilgai, man atrodo net kelis metus, kas yra labai blogai. Tai ką Kinija dabar padarė, kai jau Amerika pradėjo mažinti palūkanas ir šiek tiek atlaisvinti ekonomiką, tai suteikė šansą tą patį padaryti ir Kinijai. Tai Kinija padarė vieną didžiausių ekonomikos stimuliavimo packagų nuo COVID laikų. Tai reiškia daugiausiai pastimuliavo ekonomiką. Tai kaip jie tą padarė? Tai jie pamažino savo palūkanas, irgi tą patį, ką darė ir Amerika, jie pamažino palūkanas. Kas čia dar įvyko, jie pamažino bankų reikalaujamą reserve ratio, tai iš esmės kiek bankai privalo pasilikti pinigų, tai pamažino, kas irgi paskatins daug ir turės daugiau ekonomikoje bus pinigų. Tai tada kitas dalykas irgi pamažino skolas esamas ir netgi ką padarė, tai iš esmės, kad vos nepadarė taip, kad sumažino irgi padės verslam refinansuoti skolas ir už tas skolas verslai galės nusipirkti savo akcijų. Tai iš esmės Kinija realiai tiesiogiai paduoda stimulo, paduoda pinigų tiesiogiai į ekonomiką, bankam ir tie pinigai, dauguma jų nueis į visokius risk assets, tai dauguma jų nueis į jų pačių akcijas, tai reiškia iš esmės jie tiesiog perka realiai savo akcijų rinką, šalis perka savo akcijų rinką ir dėl to ji gana aukštai pakilo, kaip parodys toliau ir taip pat teigiamai paveikė ir kriptovaliutas. Tai iš esmės pasižiūrėkite į nepopuliarų, bet tiesiog vieną svarbiausių akcijų indeksų Kinijoje, tai iš esmės irgi čia yra panašus ekvivalentas kaip S&P, tai yra S&P, tai irgi yra sudarytas iš Amerikos akcijų, tai čia yra SHS Z300 indeksas, tai čia yra sudarytas indeksas iš kiniečių įmonių ir pasižiūrėkite, kaip jų akcijos, kaip jų ta vertė indekso pašoko į viršų po šito viso stimulo, kuris atėjo į ekonomiką. Tai irgi, tai ką reiškia? Tai yra labai gerai, nes daug tų pinigų galiausiai nueis ir į užsienio rinkas, nueis ir į kriptovaliutas, nes vis tiek Kinija yra antra pagal dydį pasaulio ekonomika ir kriptovaliutos ten yra big thing. Tai reiškia, kai kuo daugiau stimulo, tuo jie geriau gyvens, truputį atsigaus ekonomika ir tuo daugiau pinigų ateis ir į kriptovaliutų rinką. Ir kriptovaliutų rinka tiesiogiai ir sureagavo į tai. Va čia matome altcoinų rinką, tai altcoinai buvo tokiam grinai judėjime į apačią, tuoj pasižiūrime. Taip, pasiemam savo įrankius, galim pasiimti štai šį įrankį ir kokia buvo situacija, kad
ir visa rinka iš esmės ėjo į apačią, buvo downtrendas, matome šį resistance lygį, jis vis atsimuždavo, iš esmės čia parodo bendrą rinkos altcoinų vertę, tai altcoinai iš esmės visi važiavo į apačią ir dabar bam, įvyko breakoutas su šiomis naujienomis ir kas greičiausiai vyks toliau, tai dabar jau šiek tiek prisistabdė visas reikalas, tai aš nesitikiu dabar, kad kaina tiesiog šoks iš karto į viršų, bet tai yra teigiamos naujienos, įvyko breakoutas, aš manau bus dabar kažkokia trumpa korekcija ir tada po truputį judėsime vėl į viršų. Taigi vėlgi matosi, kokia buvo stipri reakcija po viso šito reikalo, kadangi tai yra labai pozityvus dalykas. Vėlgi skaitant kelių makroekonomistų irgi, ką jie mano apie tai, tai iš esmės tai yra net 142 milijardų injekcija į kiniečių bankus. Tai iš esmės yra quantitative easing, tai iš esmės irgi daug apie makroekonomiką neišsiplėsim, bet esmė tiesiog, kad bus paduota dideli kiekiai pinigų, jei tiksliai tai 142 milijardai tiesiai į kiniečių bankus, kad pastimuliuotų ekonomiką. Ir kaip ir minėjau, ir palūkanas sumažino, kad jie galėtų lengviau skolintis ir bankų rezervų ratio sumažino ir taip toliau. Tai iš esmės tiesiog yra pinigai ir yra liquidity, kuri keliaus tiesiai į assets. Tai pas juos galbūt keliauja į akcijas pagrindė, bet tikrai keliaus ir į kriptovaliutas, tai irgi neaišku, tai nebūtinai įvyks šiandien, kad šiandien taip įvyko ir iškart tie pinigai ateis, tie pinigai ateis po truputį ir tai irgi bus labai stiprus stimulas kriptovaliutų rinkai. Tai, kas vyksta su Kinija, tikrai labai įdomi situacija, daug metų taip nebuvo, bet kadangi dabar amerikiečiai pradėjo mažinti palūkanas ir pradėjo šiek tiek stimuliuoti ekonomiką, tai davė šansą kiniečiams padaryti tą patį. Ir jie yra antra pasaulio ekonomika. Taigi yra labai svarbios didelės naujienos, kurios vyksta gana retai. Dabar irgi trumpai apie bullish naujienas. Irgi, kai jau daug analitikų spėja apie bullruną ir šneka, taigi pasižiūrim, kokie yra tie argumentai. Tai pirmas dalykas, auksas jau yra all time highs, o žinome, kad bitcoinas jį vadina skaitmeniniu auksu, tai ir jis seka gana tiksliai auksą ir S&P, ir auksas jau yra seniai pralaužęs savo all time highs į viršūnės ir bitcoinas dažniausiai atsilieka tik keliais mėnesiais. Tai labai tikėtina, kad bitcoinas visis auksą ir irgi pralauš aukštumas. Dabar kas toliau? Tai vėlgi Fed, tai yra amerikiečiai pamažino palūkanas dvigubai 50 basis points ir taip pat planuoja dar dvigubai pamažinti iki šių metų galo. Tai iš pradžių tikėjosi visi, kad dar prieš vasarą, visi tikėjosi, kad bus vienas palūkanų mažinimas, viengubas, tai reiškia 0,25%, bet įvyko iškart dvigubas palūkanų mažinimas, tai reiškia dvigubai didesnis nei įprastai, 0,50% ir įvyko toks mažinimas ir dar tikisi, kad įvyks bent jau dar tokio pat dydžio mažinimas, tai irgi paskatins ekonomiką iki rinkimų, tada ateis rinkimai, irgi labai bullish, tai irgi Kinija irgi dabar tai irgi mažina palūkanas iš esmės, tai ir jau kalbėjom apie Kiniją. Taigi dauguma šalių jau pradeda spausdinti pinigus, tai iš esmės tiesiog, kad vyksta ta ekonomiškas lengvumas, tai reiškia visur jau mažina palūkanas, žmonės gali lengviau skolintis ir taip toliau, nes centrinis bankas irgi pamažino palūkanas ir taip toliau. Tai dolerio indeksui nekaip sekasi, irgi tie, kas žino, kas seka mūsų kanalą, kas galbūt yra mūsų mokymuose, žino, kaip paveikia dolerio indeksas ir dolerio indeksas dabar eina į apačią, kas yra labai gerai kriptovaliutom. Tai iš esmės, ir labai daug kitų naujienų, tokie kaip rinkimai prezidentų, kas žinote, irgi labai yra bullish eventas ir taip toliau. Institucijos perka bitcoiną ir taip toliau. Dabar sekantis, tai yra šis video yra ši apžvalga sudaryta iš 2 svarbiausių naujienų, kurios įvyksta retai arba tik vieną kartą iš viso istorijoje. Tai kas buvo įdomu su FTX, tai irgi čia buvo crypto exchange, tai toks pat kaip Binance ar toks pat kaip Bybit ir ten kas žinote, kas sekėte, tai iš esmės FTX ten darė tokius shady dalykus ir tas Sam Bankman-Fried, tai yra jo įkūrėjas, buvo pasodintas į kalėjimą
nes aš dabar tiksliai neatsimenu kodėl, bet jie ten vos ne vogė tos pinigus ar kažkas tokio. Ir, žodžiu, subirėjo visas tas exchange'as, tai kaip ir minėjau, tai buvo didžiulis dalykas, tai tas pats, kas dabar koks Bybit ar Binance subirėtų, tai buvo kažkas tokio tuo laiku. Ir jie liko skolingi pinigus žmonėms, kuries juos išleido, ar tai pavogė, aš dabar tiksliai neatsimenu, jie liko skolingi 16 milijardų kriptovaliutų laikytojams. Tai ne bet kokiem žmonėm, bet tiem žmonėm, kurie turėjo savo pinigus tam exchange, kurie investavo į kriptovaliutas ir prarado tos pinigus dėl to, kad buvo apskeminti ir jie yra skolingi 16 milijardų. Tai ir kas dabar irgi, kas dar nežinojate, tai dabar atėjo laikas, kaip šiame ketvirtyje, tai šiame paskutinėme ketvirtyje, tai yra spalis, lapkritis, gruodis 2024 metų, jie FTX turi pradėti skolų gražinimą visiems žmonėm, kurie per juos prarado pinigus. Ir va čia yra oficialus dokumentas, creditor recovery, tai iš esmės visiems, kam jie liko skolingi, jie turi gražinti pinigus. Ir jie gražins net 16 milijardų tiem žmonėm, kurie laikė kriptovaliutas pas juos. Tai reiškia žmonėm, kurie yra kriptovaliutų investuotojai, kurie turbūt dauguma jų yra fanai kriptovaliutų. Ir iš esmės tiesiog realiai gražina 16 milijardų papildomų pinigų kripto investuotojams. Tai kai kurie atgaus 10 000, kiti 100 000, kiti gal net ir milijonus. Ir manoma, kad didžioji dauguma tų pinigų ateis atgal į rinką. Tai čia yra labai labai teigiamas dalykas, tai tikrai neateis visi pinigai, turbūt dauguma žmonių arba kai kurie žmonės tuos pinigus tiesiog nusiims, galbūt padengs kažkiek savo išlaidas, bet tikrai daug tų pinigų pareis atgal į rinką, kadangi čia yra visi kripto laikytojai. Pavyzdžiui, aš irgi esu kripto laikytojas ir tarkim subirėtų exchange'as Bybit, kurį naudoju ir man kažkada grąžintos pinigus, tai nebūtų palankesnės situacijos nei dabar juos investuoti, tai atgal į rinką, tai greičiausiai taip įvyks ir čia yra oficialus dokumentas ir viskas prasidės. Dabar tikslios datos dar nėra aiškios, ten yra skirtingų spekulacijų, bet kas tikrai yra aišku, kad jie pradės dalinti skolas, išmokėti skolas nuo Q4, tai reiškia nuo 4 ketvirčio šių metų, tai kaip ir minėjau, spalio, lapkričio, gruodžio. Tai irgi labai didelė tokia injekcija pinigų kripto laikytojams, kurie turbūt prisipirks visokių altcoinų, prisipirks kriptovaliutų ir tai irgi pakels rinką. Tai irgi labai svarbios ir tikrai aktualios naujienos, kurios paveiks rinką. Dabar sekantis dalykas. Bitcoino ETFs, tai kiek institucijos perka Bitcoino. Matome, kad čia buvo kažkada prastesni laikai, buvo sumažėjus tos įplaukos, va čia kol buvo dar neaišku viskas, o dabar jau viskas yra gana aišku, pradėjo Bitcoinas vėl judėti į viršų, ten Kinija pradėjo visą šitą stimulą daryti ir pasižiūrėkite, kaip pakilo 136 milijonų įplaukų į Bitcoiną, 100 įplaukų į Bitcoiną, 365 milijonų įplaukų ir dabar rekordiniai skaičiai, tai yra pusė milijardo įplaukų per vieną dieną į Bitcoiną. Tai reiškia nusipirko ETF'ai, tai yra žmonės, turbūt greičiausiai Amerikoje vyresni žmonės, senesni investuotojai, nusipirko pusę milijardo Bitcoinų, iš esmės per vieną dieną. Tai dažniausiai, kai būna tokios didelės įplaukos, čia yra rekordinės įplaukos, čia yra gal antra ar trečia pagal dydį įplauka iš visos ETFs istorijos. Tai reiškia, kad, tai aišku, pozityvus labai sentimentas tikrai rinkoje yra pozityvus ir tai ir parodo, bet dažniausiai, kai būna toks didžiulis įplaukos, tai parodo, kad galbūt bus trumpalaikis viršus susidaręs dabar Bitcoino. Tai irgi Bitcoinas dabar Bitcoinas pralaužė labai svarbius resistance lygius, tai buvo šitas labai svarbus resistance lygis, čia taip pat yra ir moving average resistance lygis ir Bitcoinas pralaužė. Ir mes dar laukime, ar jis užsidarys šią savaitę, bet jau šios savaitės liko tik 9 valandos, tai savaitės žvakė užsidarys virš labai svarbaus resistance. Tai dabar kas vyks toliau, tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad bus šioks toks pristabdymas, aišku, dar aptarsime vėliau, kas gali paveikti rinką, bet arba mes keliausime testuoti vėl šio resistance ir tada grįšime ir tada jau turbūt pralaušime tą resistance, arba mes dabar tiesiog biškai užstriksim korekcijoje mažoj šitoj stagnacijoje ir tada galiausiai pralaušim. Manau, tokie du yra variantai. Nemanau, kad mes grįšime vėl atgal į apačią, nes jau viskas, jau atėjo tas laikas, kada Bitcoinui jau laikas breakoutint iš šito channelio.
Tai kadangi dabar taip atsinaujino visų investuotojų sentimentas ir taip toliau, tai man atrodo, kad čia bus trumpalaikis viršus ir bus kažkokia minimali korekcija ir tada galiausiai vėl judėsim toliau į viršų. Tai va, tai toliau. Irgi dabar dar apie tą FTX, tai čia irgi, kad suprastumėte, ką reiškia tie 16 milijardų. Tai iš viso atsimenate tas neigiamas naujienas kaip Mt. Gox, tai čia iš esmės kur pardavinėjo bitcoinus. Tai Vokietijos vyriausybė pardavinėjo bitcoinus ir čia kiek Michael Saylor nusipirka bilijono, o čia yra 16 milijardų, kurie bus grąžinti kriptovaliutų fanam. Tai yra tikrai didžiuliai pinigai. Dabar dar irgi vienas įdomus grafikas, tai yra long term holders, tai reiškia tiesiog bitcoinų laikytojai, kiek jų yra pelne ir kiek yra minuse. Tai matote, per bear marketus visiems būna minusas, o kai būna arti bull runo, tada būna visi pliuse. Ir pažiūrėkite istoriją, kas būdo, bam, visi pliuse, žalia spalva ir tada bam, pakilimas į viršų, paskutinis pakilimas. Tada bear marketas ir čia irgi buvo žalias, tai yra belief stage. Irgi pakilimas į viršų, blow off top, tai ir tada mėlynas spalva jau reiškia visiškas viršus ir tada bam, vėl bear marketas ir dabar vėl esame ties žalia spalva ir labai tikėtina, kad bus blow off top ir bus tiesiog, istoriškai visada sekdavo mėlyna spalva, kada yra ta visa rinkos euforija ir taip toliau. Ir užbaigsim šią apžvalgą su aptardami, kas dar laukia. Tai visgi vis tiek ekonominius įvykius labai svarbu stebėti, aišku, jau ekonomika aišku maždaug kokie kryptimi eina, jei sekate šį kanalą, tai jau tą žinote, tai jei nesekate, tai spauskite subscribe, nes tikrai rekomenduoju sekti visas naujienas. Tai irgi bus ISM manufacturing data, tai irgi iš tokių svarbesnių Fed Chair Powell, tai pirmadienį šnekės Powellas, tai irgi svarbios naujienos, įdomu bus paklausyti, ką jis mano apie ekonomiką, tai visada nuteikia pozityviai arba neigiamai apie kas laukia ir kas svarbu, tai yra visos šitie jobs data, tai employment, tai įsidarbinimo data, darbų data, jobless claims ir taip toliau, iš esmės viskas, kas susiję su employment, nes dabar tolimesni Fed veiksmai Amerikos banko, federalinio banko rezervo bus tie tolimesni veiksmai, jie priklausys nuo employment, tai reiškia, koks yra nedarbingumas. Jei nedarbingumas pakils į viršų, tada galiausiai trumpalaikiai bus neigiamos naujienos, bet galiausiai reikštų, kad jiem reikia dar daugiau stimuliuoti ekonomiką, kas būtų labai teigiamas dalykas. Tai irgi svarbios datos, jei norite prisijungti į mūsų nemokamą grupę, mes viską aptarinėjame. Kai tik išeina kažkokios svarbios naujienos, mes jas aptarėme grupėje, aš ten atsiunčiu, tai realiai gaunate visas aktualiausias naujienas. Tai kaip ir minėjau, mano spėjimas dabar yra toks, kad greičiausiai bus, ar galbūt pavažiuosime į viršų, bet bus kažkiek korekcija. Aš nemanau, kad mes dabar tiesiog keliausime tiesiai į viršų, jeigu neįvyks nieko naujo, ko aš dar nežinau. Nes įvyksta tokie dalykai kaip Kinijos stimulas, Kinijos įpompavimas pinigų į savo ekonomiką ir taip toliau, bet jei nieko įdomaus neįvyks, tai greičiausiai būsime užstrigę kažkur štai čia, galbūt po truputį ruošimės pralaužti lygį per spalio mėnesį ir tada mano manimu pralaušime šį lygį jau spalio mėnesį, o jei ne spalio, tai lapkričio pradžioj, tai tikrai. Taigi tokia situacija, maždaug viską apžvelgėme, S&P irgi kol kas atrodo neblogai, pralaužė savo aukštumas, irgi panašu, kad dabar kažkiek vyksta kažkoks atsileidimas, trumpa korekcija, galbūt trumpa stagnacija ir tada greičiausiai judėsime toliau. Labai panaši situacija ir su auksu. Taigi tiek šiam video, nepamirškite peržvelgti aprašymą, rekomenduoju pradėti mokytis apie rinką, visi resursai yra apačioje ir susitiksime kitose video.